Šaika jaunimkė. Malonu, Šaika, davai, štai. Jisai pats gimęs Aukštuosiuose Šančiuose, puikiai žino Šančius. Skambino jo agentas Viktoras, kad jis labai jaudinasi. Tai rodo, kad jis tikrai yra asmenybė. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go. I stay ready for more. Go to the top, so I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself, 8 times, no trick, trust. Give me the loot. Mes visi paprasti žmonės, gyvenime šūdo buvo ir yra ir toliau belekiek, tai kalbam paprastai. Yra viena grupė yra jaunimkės, kur nurašyti visose mokyklose nieko nemoka, nieko negali. Kita dalis yra, nerodysiu pirštais, yra, kur šeimoje yra tam tikrų iššūkių. O kiti tie yra tokie, kur tokie, dar sistema nesulaužė, žinai. Kur dar galima, negalima. Vat mes labiausiai mūsų projektas Šilutėje yra apie tai, kad nelaužyti. Aš labai nenoriu apie mokyklos nieko šnekėti, čia net ne šios dienos tema, bet galiu pasakyti, kad nieko gero. Ok? Tai čia tik tuo ir baigėsi. Gerai? Toliau disciplina. Hebra. Disciplina. Va čia yra ta vieta, kur turbūt Eimantas truputį daugiau apie tai, ne? Savo, Eima, kava. Tai jūs manęs paklauskite iš tikrųjų, ko norėtumėt. Visų pirma, klyčkos tavo, kokios, kaip tavo, mane Eimantas. Eima mane vadina, visada Eima, jo. Eima nelabai, Eima, žinai, sutrumpina. Aš esu Egidijus, ne? Man labai patinka adrenalinas ir aš tame jau gyvenu. Aš net nebijau, kad balandžio 12 stebėsiu kovą ir palaikysiu tave. Aišku, naktį tai bus, bet tikrai palaikysiu, kaip ir pusė Lietuvos turbūt. Ir mano klausimas labai paprastas. Tu sakai, kad tu esi nuotaikos žmogus. Tas nuotaikos žmogus, tai tu atsikeli, pavyzdžiui, tu jauti, kad tau šūdina diena ir iš to išeini, ar tau nuo tų treniruočių, nuo to 3 kartų per dieną, ar nuo to langelio, nuo to prakaito tau jau, dėl ko tau užeina tas, ar čia tavo asmenybės kažkoks, kodėl ta diena yra tau šūdina? Būna blogų dienų, būna aišku ir nuo tų treniruočių, kad pavarsti nuo visko, nuo dėmesio, nuo chaoso ir panašiai. Bet jau būna tų tokių dienų, kur atsikeli, iš vis atrodo ne tavo diena ir tu nieko nenori veikti, nieko nenori daryti. Ir iš ko tu turi padaryti tos dalykus, kurių net nenori. Tu turi padaryti, nes bet dėl sporto, dėl ko? Dėl sporto, mano srities, sakykim, sportas, nes kitų srityje yra darbas, mokykla, universitetai ir taip toliau. Tai kiekvienas turi padaryti tą, nors nenori žiauriai viduje atsikeli ir, bet reikia. Sakau, kad visos dienos nebus jos blogus, kitą dieną švies saulė ir bus geresnė diena, kaip ir pas mus. Man iš karto klausimas, Hebra, kam būna šūdinų dienų? Kam šiandien buvo šūdina diena iš pat ryto? Ok, labai gerai. Kalbėti apie tai, kad yra bloga diena ir man šiandien bloga nuotaika, tai yra labai normalu. Man Teksase, pavyzdžiui, buvo toks etapas, buvau vienas visiškai 3 mėnesius gyvenau laukuose ir nebuvo nei artimų žmonių, nei draugų, nei kur atsivėm svetimoje šalyje. Laiko zona yra skirtinga, 7 valandas, negaliu su kažko surašinėti ar pabendrauti, tiesiog būdavo. Tai toks aš važiavau siekti tikslo, bet to tikslo nebuvo siekimo, nes nebuvo sukurtos sąlygos, visi galvotų išvažiuoja personalas, ten viskas bus rožėm nukota, bet taip iš tikrųjų nebuvo ir buvo jo, aš atsimenu, buvau susidėjęs lagaminus ir galvoju, kad baigiu čia karjerą, ten verkiau. Čia po valyje vyko, ne? Kaip tuo metu? Ne, ten buvo po operacijos, irgi ten vadybiniai dalykai buvo, kurie, atrodo paprastas dalykas, kad išspręs, bet nieks jų neišsprendė ir atrodo, aš esu begalis, nieko negaliu padaryti, tiesiog. Ėjau, dariau. Bet tuo metu nenorėjai kalbėti kokį? Visko norėjai, iš tikrųjų, visko norėjai. Mesti, spjauti, bėgti. Jo, jauriai buvo sunku. Bet dabar kaip pažiūrė, žinai, juokinga atrodo. Aišku, tie tokie sunkus dalykai, galiu pasakyti, kad užgrūdina. Dabar kiti yra laikai, visiems daug maž viskas lengva, nežinau kaip kitiem, bet per tą sunkų etapą gyvenime, kai praeini, paskui pažiūrė tai ir iš tikrųjų tas tave nežinau, sukūrė stipresnių vyrų ar moterims, sakykim, ypač kai jaunas, tau reikia finansų, labiausiai, ko tau reikia pinigų, rūbų, nori kažkam įteikti, kažką parodyti. Paskui, kaip suaugi, tu pagalvoji apie tos dalykus iš jūsų apie nieką, kaip tu apsirengęs būsi ir kaip aš šitą iš tikrųjų išmokau Los Andželė, nes ten yra daug milijonierių ir labai daug žmonių turtingų, kurie iš vis nieko neturi. Ta prasme, jie turi labai daug, bet jie atrodo, kad jie nieko neturi ir jie nieko nenori to parodyti, žinai. Tai neįsivaizduoju, tiesiog reikia, kaip pasakyti, tu nori visko, čia yra normalus dalykas ir tas yra siekimas, vis tiek tu turi kažkokią turėti motivaciją. Galbūt ne dabar, aš kaip sakau, galbūt kitais metais, gal dar už metų ir išeis, neišeina taip, kad dabar turėsiu. Tiesiog būna
mūsų visų laikas ateina skirtingų laikų, mano gal tokiais metais atėjo, kito ateina gal 30, kito gal 40, bet... Mažai kas patiko tam interviu, tu sakai, aš gaudavau struškių, tu gaudavai? Jo. Tu realiai gaudavai Tai normaliai? aš gaudavau, aš pavyzdžiui, kudo yra karate, ne, aš buvau geras, kietas, tikrai buvau ten, laiminėjau prieš visus, ten tikrai gal 2 kovas visą pralaimės kaip boksą, maitai, bet aš kai nuėjau į boksą, tas lygis visai kitoks buvo, aš taip gavau, ta prasme eina savo, bet aš mane motivavo. Į ringę, o gatvėje gaudavai? Jo, gatvėje irgi esu gavęs, tai aišku, Apspjovė yra tave? Apspjovė? Ne, apspjovė nėra, bet ta prasme, jeigu mane apspjaudo, aš eičiau muštis ir nesvarbu, nu, ta Gausi, prasme, negausi. už save, jo, negausi, būtų čia man tiesiog būtų viduje, kad aš nenusileidau. Aišku, aš buvau žiauriai bailus vaikas pašanšė, mane yra gaudė, aš esu bėgęs, ta prasme, nes kiti klasiokai turėjo brolius, vyresnius ir galėtų apginti, net jeigu aš, tarkim, ten prieš jį laimėčiau gatvės, tada pasikėstų draugus ar kažką, aš buvau vienas, aš neturėjau taip. Ir tą, kurį turėjau draugais, toks buvo, nu, jis neįtų su manim ten muštis, nu, su prieš kitus, ta prasme, tai jo, gaudavau. Peilis buvo kada nors? Ne, peilio nebuvo, iš tikrųjų. Aš nesilankiau tokiuose gal vietose, ta prasme, gal nepapuoliau, Kiek treniruočių per dieną? 2 arba 1, priklausomai nuo treniruočių sunkumo, nuo etapo, tai. Kokie poilsiai dienų savaitę? Sekmadienis, bet kartais ir tą sekmadienį nueinu ir padarau lengvą treniruotę. Žinai, dėl ko jis klausia? Jis yra pats, kokia tavo kategorija? Sunkiasvoris. Sunkiasvoris, jis dabar Lietuvos buvo čempas, tu Vicečempionas. Vice. Mele gerai, ne? 24 dieną Lietuvos čempionatas. Jo, tai ten buvo visiškai gatvės vaikis ir dabar, aišku, išliko gatvės vaikis, bet visko buvo. Nu visko buvo. Ir patikėk manim, prieš O tai metus. kiek laiko sportuoji? Metus laiko. Čia šančią pradėjai? Pas Tai čia vietoje, ne? Patinka? Sunku. Nu, tai va. Gerai, taip, bet tas ir yra, reikia pripažinti, kad tai yra sunku, iš tikrųjų. Aš gal, kol buvau jaunas, man taip netrodė sunku, nes aš labai mylėjau, bet paskui dabar aš galvoju, kai man reikia ruoštis ten 12 raundų kovoms. Sunku, nu, ta prasme, tas treniruotės sunkios, toks grįžti, neturi jėgų, toks su kažkuo lygtais nori su draugais susitikti, bet tada aš jau dabar galvoju, ar man verta susitikti ar ne, aš geriau palisėsiu, kad tas būna guli, nieko negi, žiūri filmą ir viskas. Tai didelis pasitikėjimas, aš kaip sakau, aš vis dar save nuvertindavau, aš nežinau, ar čia blogai ar yra gerai, šiaip reikia savim pasitikėti, ne, taip sako, bet tu turi savim pasitikėti. Aš kai nukovot, aš pasitikiu, nes aš padariau darbą, aš dirbau iki to sunkiai. Kad aš norėdavau būti geresnis už kitus, pasiekti tiesiog savo tikslą. Tavo priešingas Enis, kaip jis Dabar Enis. favoritas, ar ne? Nu jo, jis geriausias Amerikoje, niekas jo nenori kovoti, jis Tai įbijo. va kaip tu jautiesi, tu prileidi mintį, kad jisai favoritas ir tu nori būti geresnis, tu taip save užsimotyvuoji, kaip tu... Jo, aš žinau, kad jis yra favoritas, jis geras, ta prasme, kovotojas, bet ta prasme, aš nebijau ir aš noriu, man patinka išbandymai, man tas vis būdavo ir dabar aš noriu važiuoti, gal aš laimėsiu. O tu save matai atsistojęs iš karto to, kiek tai žiūrovų to arenai? Daug. 20, okei. Nežinau, kiek bus šitoj, nes kiek parduosiu bilietų priklauso, bet aš buvęs arenai, kur talpina 80 000. Ta prasme, aš ėjęs į areną, ten stadionas, AT&T Stadium, yeah? Yes. It opens? It opens up, yeah. Jo, tai ten stadionas, jis buvo uždarytas, bet jis atsidaro, nu, ta prasme, ten dydžio 80 000, Čia gal nesu šitas? matęs. Eima, gal šitas? Šitas? Jo, šitas, čia už stadionas, jo. Nerealu, ten, nu, čia per nuotrauką nepamatysiu, bet aš jau, galvoju, fain. Tai Klaidai, paklaus. Jo, norėjau paklausti vieną jūsų dalyką, o jūs šiaip iš charakterio pusės labiau toks stiprus ir užsispyręs, ar tiesiog gamtos dovana jūsų tokia? Aš kaip ir sakiau, aš buvau bailus vaikas, aš užaugau be tėčio, užaugau tik su mama, močiutė, krikšto mama ir vienintelis mano senelis buvo, bet jis nebuvo toks šiltas, nu jis toks šaltas buvo, realiai aš užaugau tarp moterų, tai turbūt, žinai, niekam negalėjau nei pasiskųsti gyvenime, nei nieko toks. Jeigu nuo kažko gauni, žinai, pėsdėti, tai toks nulenkęs galvą raidė ir viskas. Nežinau, turbūt išsiugdžiau prie tavo, neturėdamas to, norėjau to būt, norėjau tapti pats vyru, žinai, kad nenueit pas tėtį ir nenueit pas mamą, sakyti, man čia, žinai, neišėjo tas, norėjau pats už save atsakyti visur. Tavo sėkmės arba karjeros, nu čia vienareikšmiškai didelė karjera, jau dar jinai kyla, bet kiek tame yra darbo, kiek yra sėkmės? Nežinau, 90% darbo, Aš to gal laukiu. 95%, Aš to laukiu. sėkmės irgi reikia. Nu, ta prasme, įsivaizduokim tokį dalyką, va, pavyzdžiui, ruošėsi kovai, ne? Ir man yra tai buvo, tu atsikeli savaitę prieš ir tu sergi ir tarkim ten labai blogai, tu turi antibiotikus gerti ir turi kovoti ir tu gali dieną prieš atsijaustis ir todėl visi, kai žiūri kovas, ten kartais kas nors ar pralaimi ar kažką,
tu nežinai prieš istorijas, ar ten operacijų turės, su traumom, su kovojęs, čia vaistų prisileidęs visur ten, su neutrom, visokiom. Su kokia didžiausia trauma esi kovojęs? Su kokia? Su nuplyšusiais raiščiais. Ir likus 5 dienom iki kovos. Ir man reikėjo eiti kovoti dėl to, kad man reikėjo finansų. Ta prasme, tai sprendimas nebuvo geriausias, bet man reikėjo išgyventi, nes, kaip sakau, Teksase buvau. Ir galvoju, man reikia pinigų tiesiog, kad pragyventi. Aš ėjau tiesiog. So you mentioned you had challenges growing up in Shanxi, and then you came to USA, Dreamland. Yeah, And you said there was also challenges there. yeah. Which was tougher? Which challenges were tougher? Like growing up, or going there and seeing that it's also difficult? I think both, because like here was like childhood, and everything, and I want to be a better because I was always shy kid, like, I didn't have anyone to depend on, like father. I was growing up with my mom, but when I went to United States, I was thinking it's a dream. Of course it's a dream, but it was very lonely, because I left all my family, all my friends, and I had to go over there, and start like basically a new life. I was thinking I might need to live there, So it was hard to leave everybody, all my friends, but it's sacrifices, that's how we make it. It's no easy way. Did it kind of feel good that you had a difficult childhood? Yeah, and you felt like it might have prepared you for that? I think so, yeah, that's a good question. I think, yeah, the hard childhood, going through a lot, mentally, yeah, I think it prepared me for the bad times, so I survived them. Yra tekę pastovėti už draugą. Jo, yra, prieš 2 netgi, jo, yra. Draugas buvo silpnesnis ir tiesiog puolė draugą ir tada aš įsikišau. O tai, kaip manot, yra verta stovėti už draugus ar ne? Matai, priklauso nuo situacijos. Aš manau, kad yra verta, bet irgi situacijos būna, kad tie draugai gali būti kalti ir gali būti, pridarę kokių nesąmonių ir tu, pas tai ateis, stovėsi, bet gal tavo draugas yra kaltas. Reiktų išsiaiškinti mano situaciją, bet jo, draugai, šeima, kartais šeima gali būti netokia svarbi kaip draugai gali tapti labiau šeima. Yeah. O dėl geriausių trenerių nėra, čia kažkur tu gal papulsi, paskui gal dar koks atsiras, eigoje. Jeigu tau seksis, laiminėsi ir panašiai, tada eisi ten rinktinės trenerio, bet nereiškia, kad žinomas treneris, jisai yra geras, labai aš Amerikai. Daug žinomų trenerių, pas kuriuos buvau, tikrai atrodydavo, kad ten wow, tai šis jogas stebuklo nėra. Sakai, treneris individualus dalykas, ypač boksas, žinau, dabar neatsiminsiu koks kovotojas, bet su tuo pačiu treneriu labai ilgą laiką buvo. Tavo kampe stovintis treneris, kiek jau laiko su tavim? Mes nuo 12 metų. Nuo 12 Nuo 13. Tai va tas turbūt pačiam ir geriausias treneris. Jo, aišku, buvo man sunku, man reikėjo išvykti į Ameriką, aš jo negalėjau pasiimti kartu. Jo, Bružas, tai aš jo negalėjau pasiimti kartu, bet mes jo nuo vaikystės, aš turėjau tikslą, jis turėjo tikslą ir mes kaip komanda ėjom. Dabar mes galim būti kartu, biški buvo pauzė karjerų, kai mane išėjo jo atsiskaidinti, ir panašiai. Man reikėjo ten kovoti, aš neturėjau teisės pasakyti kažko, turėjau tikrus vadybininkus blogus, o dabar pats viską turiu savo rankų. Atrodo, jis anglučiai. Vienas toks sunkiausių, bet ir kiti faina organizacija daro. Mane vėliau. Doktor, irgi fondą. Aš irgi rašiau. Nuėsi, kūrė tą biškį vietos? Agne? 12 raundas. O, nėra pel. Ne, 12 raundas. 12 raundas. Pasiruošę? Elbų. Kaip Habibas, Gregor. Kaip tu jautiesi? Bet dabar. Tai gerai, fainai, iš tikrųjų, tokiam seniai dalyvavau, tikrai čia gera energetika, visi nieks nesusikaustė, visi tokie chill kaip namuose, kaip bendrijas, galės. Pastum kažką su tusais, nebaisu, kad kas nusišnekės. Kokia tavo dienotvarkė normali va dabar? Atsikeli 5 ryto, lendi į ledinį vandenį, valgai vieną kiaušinį. Tai ne, mano dienotvarkė iš tikrųjų, aš atsikeliu 8 visada, išgeriu vandens su citrina.
O kodėl sutrina iš karto? Tiesiog toks mano ritualas. Šilta, šalta, Arba su šilta žalia. valgyt? Ne, šalta. Tiesiog. Kaip kada jo. Imbierą kartais suvalgau tiesiog, žinai, žalę nusilupu, suvalgau imbierą. Tada išgeriu kavos, kai lieka maždaug 45 minutės. Viso, iki... Kavos? Jo, kavos. cukraus? Bet cukrus, be nieko, aš cukrus visiškai nevartoju, niekur visai. Nu. Visiškai jau daug metų nevartoju jokio cukraus. Tada važiuoju į treniruotę, pasportuoju, tada grįžtu namo, įsiskalbiu rūbus, įsidžiovinu pirštinę, žinai, padariau visą šitą, tada einu darytis valgyti. Pasigaminu valgyti. Bet jau normaliai valgiau, tada jau... Jo, pavalgau normaliai, sveikai, bet ta prasme, jo, pats mėgstu darytis, anksčiau valgydavau kavinėse, bet man... Ten glavandeniai, ryžiai, makaronai, tie visi. Tai viskas, va, saldžias bulvės, kas man patinka, saldžias bulvės įsiverdu, ten ryžių aš nelabai kažkaip mėgėjęs, patinka kino, kruopos, va, sakykime, ir jautiena, ar Ką reiškia kino vištiena. kruopos? Kino tokias yra. Kinola. Nežinau, ką primena. Bolivinė balanda, kažkas tokio panašaus. Ir viskas, tada būna, kad grįžtu, pavalgau, tada pailsiu ir pažiūriu kažkokius, paklausau apie mediciną, podcastus, apie traumas, jeigu būna man traumas, kaip galima įsigydyti, pamedituoju, pagalvoju, ką galėčiau gyvenime nuveikti gero, ką, žinai. Pamedituoju tiesiog pabūnį su savim Su savim, dažniausiai podcastus įsijungiu, Neišskrendi ten, neišskrendu aš nieko. Ta prasme, čia nieko blogo, jinai įražo, aš turiu žmonių, kurie išskrenda, bet jeigu jiems gerai, tai gerai. Ir man būna kartais tokių, žinai, blogų etapų, kur aš noriu tiesiog vienas išvažiuoti. Čia, man, kaip ir sakiau, apie tas dienas būna atsikeliu, nenoriu nieko matyti, nenoriu su niekom bendrauti, tai nereiškia, kad aš pykstu ant visų, tai reiškia, kad man reikia laiko su savim. Su savim man tiesiog. Ir tada į antrą treniruotę? Jo, į antrą treniruotę, tada grįžtu ir pavalgau. Tai tu nemiegi tarp... Į tą gilų miegą. Bet šiaip jo, stengiuosi. Tada žiūrėk, draugė nusivypas, ta žmona, pamutanė ten, bet o tai kaip tada? Tai jinai tiesiog, tu kai rašiesi, jinai tiesiog šalia kažkaip Tai palaikė. jinai dirbo savo darbus. Amerikoje tai mes būdavom, jinai, žinai, aš išvažiuodavau vienas į Ameriką, jinai atvažiuodavo, klydavo 2 savaitės, 3 savaitės veiklos. Jinai ten, žinai, ką man reikėdavo, tvarkydavo reikalus ten su vadyba, su ten kažką reikėdavo užpildyti, kažkokius popierius ir jo, palaikydavo, ką reikėdavo padaryti, žinai, ir ten kažką padaryti po treniruotės, valgyti ar kažką, bet aš mėgstu pats gamintis, tai kažkaip mėgstu, kaip ir sakau, užaugau toks, noriu viską pats, žinai, man atrodo, nebereikia pagalbos. Tas, kad būtų jo, gali tau nepasisekti, bet mes būsim šalia, mes tau padėsim, žinai, nesvarbu, nes kiti, žinai, galvoja tik apie tavo sėkmę ir jeigu tu būsi sėkmingas, mes būsim šalia, bet taip gyvenimas nėra, žinai, nes tu gali būti nesėkmingas, bet tu gali būti geras žmogus ir tau, tarkim, nepavyko, bet tu darai. Ir žvaigždės taip pat, ir celebričiai, mūsų krepšininkai, visi kiti patikė, kad manim. Visų pirma, esi žmogus. Asmenybė. Jokia veikla, joks sportas nepralenks asmenybės. Jokia. Todėl reikia investuoti į save. Ir teoriškai, skaityti, domėtis akademiškai, ir fiziškai. Čia labai viskas paprasta. Atrodo. Bet tai yra labai sunkus darbas. Okay? Tai ką, Hebra, ačiū tau labai. Mes ką pabaigai darom? Sumušam ranką, turbūt, sudedam. I like his cap on your head. Yeah. Okay. He doesn't like my cap on his head. Do you have another spare one? No? Here you go. Okay, thank you, sir. Sorry, but it's going to our museum, okay? Thank you, sir. But that's how you get... Who speaks English? Everyone. So I'll speak it slow, okay? That's how you get things in this world, by asking. If you don't ask, you don't get it. And that's one of the most important things you need to learn about life, is you have to ask. You can't be that quiet person in the back. Because he asked me, he got it. I got it. What's the worst thing that could have happened? I say, no. Huh? So my job, I'm Jesse, by the way. I'm from the United States. Okay. I met Imantas through a good friend of mine. I own my own business. I own a construction management company. And when I met Imantas, he was having a hard time organizing his life in boxing. So Imantas asked me to get involved in his life. So I got involved as an advisor / manager. So I kind of helped guide him in his career in boxing, you know, try to direct him in the right way. You know, now that he's in a new situation where he's a world champion, everybody wants something from him. Yeah. So you always have to surround yourself with people who are going to take care of you and trust those people. So we formed the bond first as friends. He understands and he knows that at any time that he wants to get rid of me, he can. There is no contract. We did it the old way. We shook hands like men, right? Yeah, Because I believe that, I still believe old school. I believe in the word of a man to another man. Yeah. I didn't want to tie him down. žmonės, ne?
But I do want to tell you a little bit about my background, if I can. Yeah, of course. Okay, because I think it's important. I think everything happens for a reason. I think somebody up above sends people to certain locations. I understand that most of you in here are probably have issues in life, whether it's at home or at school. And I want to let you know, I'm right with you. I didn't like school. I didn't want to go to school. Hey, he's a normal guy. Come on, Okay. guy. He's a normal guy. I ran into a lot of friends who were involved with gangs. Gangs in Los Angeles is very popular. Gangs, you get the jewelry, you get the watches, and you live on the streets, okay? You impress people with what you've got. And my mom and dad tried to do the best they could with me, but I didn't listen, okay? I decided to go to the streets. I did some stuff that I shouldn't have done, and I've seen a lot of things that I shouldn't have seen as far as people getting hurt. In the United States, they don't use knives, they use guns. It's very violent in Los Angeles, the crime is. I was fortunate that I went to something like this. It was ran by the Catholic Church. And there was one gentleman there who spoke to me about joining the Army. That was the only path I could take because I wasn't educated. I didn't have no school. So I joined the Army for 8 years, and the Army changed my life. It was the best thing I could have done. It motivated me. And discipline, you know. You heard, right? Motivation and discipline. It changed my life. I thank God for everything. I have a very, very successful business. I do very, very well. And I have 3 children. They're all fully grown. And I'm also a grandfather now. Okay. Little baby, little 3 months old. Congrats. So anything's possible. And I think God brought us together because of that, because of my background of what I did in my life and how he came up. And I'm honored to be here to help him. He's done something that there's 100,000 kids out there trying to do what he did. And he's got it. And from here, like 200 meters or 500 meters. And he's ranked number 2 in the world. He's fighting the number 1 guy In his category? in his category. Number 2 in the... He's ranked number 2 in the this world. one fighter... It's ranked number 1. Okay, So he's going after the hardest guy. It's incredible what he's doing, you guys. okay. I'm like, wow. You know, I'm like, it's a dream for me to come here and see all this and say, wow, this kid came from here and he did what he wanted. Discipline, motivation. Winning the war, I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit.